Tolimesni žingsniai po notarinio sandorio labai priklauso nuo to, kokiu būdu jūs įsigijote turtą. Jeigu įsigijote savo lėšomis, tai natūralu, kad su pardavėju jūs sutarėte tam tikrą laiko tarpą, per kiek laiko turėtų būti sumokėta visa likusi suma, kuri yra numatyta notarinėje sutartyje. Taip pat dar kartą pasitaiko ir atveju, kai būna atsiskaityta jau iki notarinio sandorio, tai natūralu, kad po notarinio sandorio tiesiog, kaip pasakyti, išeinate su naujo turto raktais, sutartimi ir nieko jums absoliučiai daryti nereikia. Jeigu taip gavosi, kad pirkote su banko paskola, tai kas yra labai svarbu, po notarinio sandorio toliau komunikuoti su pardavėju ir informuoti jį apie įsigijimo tolimesnę eigą. Po notarinio sandorio jūs turėsite atlikti nekilnojamo turto įkeitimą, kuris dar yra vadinamas hipoteka. Kur reikės atlikti tą hipoteką? Labai priklauso nuo to, iš kurio banko finansuojatės. Bankai paprastai būna sudarę notarų biurų sąrašą ir jūs galite laisvai rinktis į vieną iš tų biurų, kur rekomenduoja bankas. Kartais tai būna, kad tai yra tas pats biuras, kur sudarėte ir pagrindinę sutartį, apie kurią aš dabar ir kalbu. Tai kai yra jau padarytas turto įkeitimas, bankas tuomet perveda likusią lėšų dalį mums pardavėjai. Ir paprastai jūs informuoja, kad, tarkime, jau esame pilnai sumokėję palei kredito sutartį, galite informuoti savo pardavėją, kad netrukus gaus pinigus. Kai mes gauname pinigus už jūsų įsigytą turtą, mes tuomet parašome taip liaudiškai vadinant pakvitavimą. Jeigu oficialiau, tai yra pažyma apie pilną atsiskaitimą. Tai kai notarų biuras gauna pažymą apie pilną atsiskaitimą, tuomet notarų biuras išregistruoja apribojimus, kurie jums yra įregistruoti tuo metu, kai sudarinėjate pagrindinę notarinę sutartį. Apribojimai dažniausiai būna dviejų rūšių. Tai yra apribojimas disponuoti už įsigytą turtą ir įsiskolinimas už įsigytą turtą. Tai kai šitų dviejų žymų nebėra, vadinasi, kad pilnai sandoris yra užbaigtas ir jūs galite laisvai disponuoti savo įsigytų turtų. Laisvai parduoti, keisti, dovanoti. Kol šitos dvi žymos yra neišregistruotos, turto niekam perleisti negalėsite. Po notarinio sandorio kas įregistruos nuosavybę registrų centre. Tai jau ilgą laiką to tikrai nebereikia padaryti pačiam pirkėjui. Po notarinio sandorio teisininkas arba teisininkė prie jūsų prieis notaro biure ir paklaus, per kiek dienų norėtumėt įregistruoti nuosavybę. Per 1, 3 arba 5. Kuo trumpesnis laiko tarpas, tuo yra brangesnė nuosavybės registravimo kaina. Tai natūralų sprendimą primsite jūs patys dėl nuosavybės įregistravimo, bet patiems rūpintis eiti į registrų centrą tikrai nereikės. Notarinė sutartis yra tikrai svarbus dokumentas, jis yra reikalingas ir ateityje, norint parduoti turtą arba kitaip jį perleisti. Jeigu taip netyčia gautųsi, kad pamestumėte ar kur nors kraustytumėtės ir nebeturėtumėte to oficialaus dokumento, nesibaiminkit, notarų biure visą laiką yra saugomas dublikatas tokios sutarties ir jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į notarų biurą, kuriame sudarėte tokį sandorį ir jums toks dokumentas bus išduotas dar kartą.